Surski atsibodo tie rinkimai, pasakyčiau, jau taip skaldo žmonės. Taip. Pakalbėkime apie tai, kas mus jungia, Taip. vienyje. Apie pinigus. Nu, kada jūs turit pinigų? Nu tai kalbėsim ne apie mano pinigus, nu tai apie svetimus. O, tai apie svetimus pinigus aš kalbėti mielai mokėčiau, aš geras specialistas kalbėti apie svetimus pinigus kalbam. A jūs žinot, kiek per mėnesį išleidžia bunkė? Palaukit, tai čia ta bunkė, ne, kuri kažkada buvo zvonkė, po to vėl bunkė ir dabar vėl grįžta prie zvonkės vardo. Nu, jeigu jums tai svarbu, nu tai jo, nu, tai ta pati. Tai va, tai šita moteriškė per mėnesį išleidžia 7,000 litų. Kaip tai? Tai kaip čia pys vieną ranką ir išleidžia 7,000? Taip tai gali būti. Taigi čia neįmanoma, čia reikia turėti fantazijos, čia reikia turėti planą, kaip tai padaryti. Jūs neikite mano padėsdą, paklauskite bet kurio gyventojo, kaip išleis 7,000 per mėnesį, jums niekas neatsakys? Niekas. Nu matot, bunkės zvonkės išlaidų poreikiai yra šiek tiek kitokie negu jūsų minėtų gyventojų. Nu gerai, imkim aukštesnį, politinį lygmenį. Pavyzdžiui, mumis, nacionaltautininkai, Šeškinės Turgelio skyriaus nei vienas narys tiek neišleistumėm per mėnesį. Pas mus iš viso kasoj rekordas, kiek buvo surinkta, tai buvo 250 litų. O čia 7,000. Mums duok 7,000, mes seniai būtume valdžią paėmę. Arba prasigėrę. Ne visi tokie pas mus yra ir užsikodavusi. Tai va, jūsų žiniai, bunkė zvonkė per mėnesį vien maistų išleidžia 1,500 litų. Ne, nu tai ką čia reikia valgyti? Už 1,500 litų per mėnesį, tai čia pengasijų kasdien reikia valgyti. Čia reiškia kakavą virti ant gryno pieno. Geras ūkininkas su 1,500 litų per mėnesį 10 kiaulių prašart gali. O bunkė, taigi, nu, nėra labai riebi. Nu jo, čia gal bunkė zvonkė neatsargiai pasigyrė. Taip. Natalija, neerzink žmonių. O to, kai mes nacionaltautininkai paimsim valdžią, tai mes tave išbožinsim, išekspropriuosim, išnacionalizuosim. O aš asmeniškai tai padarysiu 2 kartus. Ir tokie pikti ubagai, kaip aš irgi prisijungsiu. Taip.